Mamos akys lydi visą gyvenimą. Pradėjus rudenėti, Juozas sulaukė Pagėgiškio Benedikto skambučio. Senukas priminė, kad po jų susitikimo Oflagerio miške praėjo beveik metai, o žadėtas istoriko apsilankymas pas jį taip ir neįvyko. Gėda buvo girdėti tokį teisėtą priekaištą. Ir Juozas tuoj pat puolė skambinti Romui. Susarmatino mane tas žmogus, kurį mudu praėjusį rudenį buvom Oflagerį su anūku sutikę. Sulaukėme kito rudens, o pas Benediktą taip ir nepabuvojome. Ar galėtumėm, kad ir rytoj į Pagėgius nukeliautų? Keliaujam, sakė Romas. Namie tupiu vienas, nes Verutė pas Andrių su Asta išvažiavo, tai mielų norų prasiblaškysiu. Atvykę abudu pastebėjo, kad praėję metai negailestingai susendino Benediktą, lenkdami jį prie žemės. Kaktoje padaugėjo raukšlių, dar labiau ašarojo akys. Pasitiko jis svečius prie miško prigludusios sodybėlės kieme, abu apkabino kaip senus pažįstamus, pakvietė į pajuodavusių šiferių dengtą trobą. Viduje juos pasitiko dar vienas šios trobos gyventojas, rudas šunelis Grafas. Priėjęs prie svečių pauostė abiejų rankas ir ramiai įsitaisė ant prie krosnės jam patiesto kilimėlio. Koks malonus šuo, tarė Benediktas. Tik mėnuo, kaip jis pas mane gyvena, bet jau priprato prie naujojo šeimininko. Deja, labai nenori manęs klausyti. Matot, daug metų man ištikimai tarnavo vilkšunis Džiulbarsas, bet šią vasarą šunį įkado erkė, jis buvo paralyžiuotas ir nepadėjo jokios veterinarų pastangos. Puikus buvo šuo, tikras draugas. Kai aš kieme skaldydavau malkas, jis jas nešiodavo į malkinį. Prisipažinsiu, verkiau jį laidodamas. Ir senukas nubraukė skruosto raukšlele nuslydusią ašarą. Palaidojęs Džiulbarsą nukeliavau į naminių gyvūnų prieglaudą, kur ir krito man į akis šitas gražuolis. Kai pasakiau, kad jį pasiimu, išgirdau, kad šį šunelį jau keli žmonės buvo pasiėmę, bet po kiek laiko grąžino. Esą neranda bendros kalbos su neklaužada. Vienas vyriškis išgirdau net jį mušęs ir vis tiek jokio rezultato nepasiekęs. Nei vaiko, nei šuns mušdamas neišauklėsi, tarė Juozas. Ir aš taip manau, atsakė Benediktas. Kiekvienas padaras trokšta meilės, tačiau Grafas kol kas jos nepriima, dar nė karto man nelyžtelėjo rankos. Nieko. Laikas viską sudėlios į savo vietas, pasakė Romas ir paklausė. O kodėl ir vieną ir kitą šunį tokiais retais vardais pavadinote? Matote, kad šis išdidus, iškart pastebėjau. Todėl ir pavadinau jį Grafu. O Džiulbarsas, pirmą šunį tokiu vardu turėjau dar Sibire. Po to visus kitus taip vadinau. Jūs buvo tremtyje? Taip. Žinoma, trėmė tėvus, o kartu tada keliavo ir jų vaikai. Vadinasi, mudu esame žemiečiai ir aš ne vienerius metus Sibire praleidau, tarė Romas. Vaje, palingavo galvą senukas. Koks įdomus susitikimas. Tokia proga ir buteliuką rasiu. Mašiną juk jūsų draugas vairuoja. Jis. Išgėręs už svečių sveikatą taurelę, Benediktas ėmė pasakoti tai, ko buvo sunku patikėti. Prasiritus per Pagėgius frontui, jo tėvas buvo pašauktas į tą kariuomenę, kuri mušė nacius jau kitoje Nemuno pusėje. Apraudojo vyrą išlydėdama žmona, apraudojo nesitikėdama jo iš karo sulaukti. Tačiau kareivis parėjo. Į artimųjų glėbį sugrįžti pavyko todėl, kad vokiečio kulka prie karaliaučiaus nenukirto jo mirtinai, o tik sužeidė. Tad karo ligoninėje pasivoliojęs lietuvis buvo nurašytas kaip netinkamas tolimesnėms kovoms. Tačiau spėjo jis per keletą mėnesių neblogai pakariauti, nes namo parsinešė ant palaidinės pakabintus ne tik 2 medalius, bet ir ordiną. Deja, sugrįžimas neatnešė tos ramybės, apie kurią svajojo šeima. Baigėsi karas, buvo surankioti paskubom Pagėgių apylinkėse palaidoti tarybiniai kariai. Jie visam laikam rado paskutinį prieglobstį miestelio pakraštyje. Tačiau ne tik plėšikauti, bet ir šaudyti bei žudyti nekaltus žmonės pradėjo miškai. Daugiausia miškai kliudė pamiškėse gyvenusius varguolius.
Benediktas puikiai pamena tuos iš miško naktimis ateidavusius. Tėvas nebuvo joks tarybinis aktyvistas, jis dirbo juodus darbus geležinkelyje, tad bijoti miškinių lyg ir nereikėjo. Bet miškuose tupintys vyrai nei algų negavo, nei daržų nesodino, nei gyvulių laikė, o valgyti norėjo sočiai. Ir nesiklausdami šeimininko sutikimo griebė iš tvarto tai, kas jame krutėjo. Nes paršiukas, avis ar višta tame tvarte, pasirodo, buvo auginami kovotojams už Lietuvos laisvę šerti. O Tomas gabrendo ne taip, kaip to tikėjosi fronte pabuvojęs žmogus. Kad miško karas taip pat užsibaigs, jis nebejojo, tačiau užsibaigė tas karas jam visai netikėtai ir ant tų bėgių, kuriuos jis prižiūrėjo. Kai naktį laukų jas duris sudrebino bildesys, šeima pagalvojo, kad vėl atsibeldė miškuose išalkę. Tačiau atėjo kiti, taip pat ginkluoti, tik bunkerių pelėsiais nepasmirė. Supratęs, kad jam ruošiame kelionę į Baltųjų meškų kraštą, frontininkas išėmė iš medinės dėžutės 2 medalius ir ordiną. Tėškė juos ant žibalinės lempą apšviestą virtuvės stalo. Išgirdo. Susikiškė juos banditų bendrė į subinę. Nesusikišo. Nesuprasdamas, kodėl tapo banditų bendru, susidėjo atgal į dėžutę ir pasiėmė ją tolimon kelionę. O kokius darbus tėvui teko dirbti Sibire? Paklausė Romas, pajutęs, kad Benediktui sunku kalbėti. Iš pradžių raižė pušis, vėliau kaip nagingas vyras buvo pervestas į dirbtuvės medines statines gaminti. Gerai pamenu tas statines, tarė Romas. Jos buvo gaminamos visiškai be vinių, lankams naudojami jauni berželiai. Kai mus vežė, aš buvau 16 metų, tęsė Benediktas. Taigi suaugęs vyras, tad ir man teko sočiai miško darbų paragauti. Raižiau pušis lygiai su visais ir net sugebėjau planus vykdyti, o tai buvo kaip nelengva. Tarp kitko, ašarojančios Benedikto akys vaikėziškai blykstelėjo. Aš iš Sibiro parsivežiau visus raižyto instrumentus ir net gabalėlį lentos su raižymo pėdsakais. Norit pamatyti? Tikrai norim. Ir juodu pamatė tai, ką Romo atmintyje paliko sibirietišką vaikystę. Ne tik raižytojo peiliukus, bet ir lenktą su 2 rankenom prietaisą žieviai gramdyti. Benedikto kolekcijoje juodavo ir keli skardiniai indeliai, į kuriuos lenktų mediniu liežuvėliu iš pušies kamieno kadaise buvo išvarvinami sakai. Gal tai nerimta, kalbėjo Benediktas. Kai kam rodžiau, net bandė mane per dantį patraukti. Bet man tai brangu, nes primena jaunystę, kuri, žinoma, nebuvo lengva. Visus Sibire praleistus metus taip ir raižėte pušis, įsiterpė Juozas. Ne, po 4 metų buvau pasiųstas į mechanizatorių kursus, o paskui perkeltas į Lėspромchozą ir pasodintas prie treliavimo traktoriaus rankenų. Ir tada nupjautas ir nugenėtas pusis iš taigos gilumos vilkote prie geležinkelio, tarė Romas. Sugrįžome, ačiū Dievui, visi, ne vienam neteko atgulti svetimoje žemėje. Sugrįžome po 10 metų ir ilgai blaškėmės, ieškodami savo vietos, nes mūsų sodybėlėje buvo apgyvendinti žmonės visiškai jos neprižiūrėję, pavertę šiukšlynu, o mes neturėjome teisės jos atsiimti. Bet dabar jūs gyvenate savo sodyboje. Na, sodyba ir ta pati ir visiškai kita, pasakojo Benediktas. Atsiimti ją pavyko tik po nepriklausomybės atkūrimo, kai abu tėvai buvo mirę. Iš pastatų išliko tik klojimas. Namas stovėjo be langų ir durų. Supuvęs stogas kartu su lubom į vidų sukritęs. Remontuoti nebuvo įmanoma. Tad viską su sūnum sušlavėm, pavertėm malkom, o trobą pasistatėm naują. Na, bet ji netrodo nauja, tarė Juozas. Tai žinoma, troba ne nauja. Seną rąstinį namą nusipirkau merdėjusėjo sodyboje, išsiardžiau, persivežiau ir pasistačiau savo tėviškėje. O gal nustokim šeimininką egzaminavę, įsiterpė Romas. Svarbiausia, sužinojau, kad mes dvigubi žemiečiai. Ir čia, Lietuvoje ir Sibire. Retai sutiksi žmogų, su kuriuo anuos kraštuos vos ne tais pačiais metais takais vaikščiai.
Man atrodo, kalbėjo Benediktas, kad mes ir dabar panašiais takais vaikščiojame. Nei aš, nei tikiu ir judu nelankote tų kryžių ir akmenų, kurių dabar sočiai prismaigstyta ten, kur pokario metais kažką gero, daugiausia blogo nuveikė miškiniai. Jeigu jūs domina Oflagerio istorija, vadinas, mes radome bendrą kalbą. Leiskit paklausti žmonių mokytų, kaip jūs vertinat Lietuvos įstojimą į NATO? Na, Juozai, šyptelėjo Romas, čia jau jūsų duona. Atsakykit mielam šeimininkui jo klausimą. Netaip lengva keliais žodžiais į tokį klausimą atsakyti. Pirmiausia, priminsiu, šis blokas buvo sukurtas ne, kaip mėgstama sakyti, vardan taikos misijos, o kaip JAV įrankis tikslu sunaikinti Tarybų sąjungą. Apie tai, kaip tikslo buvo pasiekta, nekalbėsim. Tai atskira ir sudėtinga tema. Tačiau Tarybų sąjungos senai nėra, o mes vėl esame įvaryti tik jau į visai kitokio pobūdžio sąjungą. Bet Europos sąjunga vėl kita tema. Prieš išsamiau charakterizuojant NATO pasakysiu tai, apie ką gerbiamas Benediktas tikrai nėra girdėjęs. Taigi, 1948 metais, kai dar nebuvo pagimdytas NATO, JAV parengė planą, kurį pavadino važnyčiotoju. Pagal tą planą, karą prieš TSRS JAV ketino pradėti atominiais bombardavimais. Pirmosiomis karo dienomis buvo numatyta numesti bombas net ant 70 miestų, tame tarpe ant visų sąjunginių respublikų sostinių. O kas tos sostinės? Tai ir Ryga, Talinas ir žinoma mūsų senukas Vilnius. Tokiu būdu tie mūsų šiandieniniai pensininkai, kurie tiki, kad iš visų bėdų mus gelbsti amerikonai, būtų buvę paversti pelenais. Paklausite, kodėl tos bombos nebuvo numestos? O čia jau padėkoti reikia dviem baisiausiai keikiamiem gruzinam – Stalinui ir Berijai. Jie tada suvokė, kad sustabdyti visagaliais save matančius amerikonus galima tik turint tokią pat bombą ir ji buvo pagaminta per labai trumpą laikotarpį. Tada amerikonams prireikė turėti Europoje rytų kryptim lojantį šunį ir jis, vardu NATO, buvo sukurtas. Dabar atsakau į gerbiamo Benedikto klausimą. Lietuvai NATO reikalingas kaip šuniai penkta koja. Ne Lietuvai NATO reikia, o NATO Lietuvos reikia. Ir ne Lietuvai NATO įstojo, o NATO amerikonams pareikalavus į Lietuvą kaip į savo kiemą įžengė. Ir tai pritariant ne tautos, o amerikonų interesams atstovaujantiems pirmą Adamkui, o dabar jau Grybauskaitei. Lietuva, kaip ir Latvija su Estija, amerikonams reikalinga tam, kad galėtų įkurti joje, pabrėžiu, Rusijos pasienyje, savo karinės bazes, kurios anksčiau ir vėliau atsiras. O Lietuvai tas NATO yra visiškai nereikalingas ir tik jos biudžetą melžiantis svetimkūnis padaras. Ir kaip nesarmata mūsų prezidentams amerikonų liokajais būti, burbtelėjo Benediktas. O čia jau mes bejėgiai, tęsė Juozas. Žlugus Tarybų sąjungai užjūrio visagaliai taip sudirigavo, kad būtent arčiausios Rusijos kaimynės Lietuva, Estija, Latvija, o dar ir Lenkija privalo aršiausiai loti Rusijos link ir garsiausiai ploti, palaikydamos agresyvius amerikonų planus. Vaje, kokie durni mes esame, atsiduso Benediktas. Gal ne tiek durni, kiek nesugebantys mąstyti ir elgti savarankiškai, įsiterpė Romas. Deja, dauguma valdžiom patenkančių menkystos, arba, kaip sakė Baltušis, skystimai. Ir tai turbūt pagrindinė mūsų bėda. Įsivyravo slogi tyla. Pakėlęs Benediktas užkaitė arbatinį, iš spintelės išėmė 3 puodelius, atsigręžęs paklausė. O mano surinkta medžiaga apie Oflagerį jūs domina? Taip, atsiliepė Juozas. Ar galėsiu su ją susipažinti? Aš jums ją atiduosiu. Ką galėjau padariau, o daugiau? Man soliukų beliko Oflageryje tik lankytis ir šiukšles rinkti. Arbatinis išmetė kuokštą garų ir pokštelėjęs nutilo. Šeimininkas pastatė ant stalo puodelį su kava, prisėdęs tarė. Kiekvieną kartą, kai nueinu į Oflagerį, mąstau apie tai, kaip vokiečiai, vis dėlto jie buvo žmonės, o ne žvėrys, galėjo taip žvėriškai kankinti ir žudyti taip pat žmonės. Žinot, dar Sibire kažkur skubėjęs tėvas įbruko man į ranką peilį ir liepė papjauti veršiuką.
Perpjoviau aš jam gerklę, tačiau iki šiol matau jo nekaltai žiūrinčias didelės akis. Ir jos lydi mane visą gyvenimą. Balsu raudojau tada prie jo, nugriuvusio, ir niekada daugiau nepakėliau rankos gyvulėlio žudyti. Kodėlgi žmonės, Dievo sutvėrimai, negailestingai žudo vieni kitus? Kada bus nustota kariauti? O ką jam galėjo atsakyti 2 buvę pedagogai? Kai išėjo į kiemą, prie mašinos Romas paklausė: o ką darysite, jei grafas taip ir nepaklus? Grąžinsit prieglaudon? Jokių būdų. Negalima nekalto sutvėrimo kaip futbolo kamuolį spardyti. Pripras, paklus ir ištikimai tarnaus. Gimtinės trauka. Kiekvieną kartą atsidūręs Jurbarke, Romas apsilanko senosiuose prie Pūsodžio prigludusiuose kapinėse. Čia paskutinį prieglobstį rado nemažai giminių ir pažįstamų žmonių. Įeina jis į kapines visada pro centrinius vartus ir pakilęs kalneliu, ilgiau pastovi prie tėvuko Vinco ir senelės Apolonijos kapų. Tie 2 kapai ilgai buvo bevardžiai. Galop Romo sesuo Danutė užsakė pas meistrus ąžuolinį kryžių, kurie prie jo pritvirtino metalinę lentelę su mirusiųjų pavardėm, vardais, gyvenimo metais. Kryžius stovėjo apie 15 metų, o vieną pavasarį užsukęs į kapines, Romas pamatė jį gulintį apačioj nupuvusį. Niekas jo nugriovusio, kaip kadaise mėgojusi reikšti tėvukas, nerušijo. Nepakėlė, nenunešė ir neįmetė į prie vartų pastatytą šiukšlių konteinerį. Tad žiemą pusnyse mirkės ir pavasariu sulaukęs kryžius tikėjosi, kad kas nors iš tėvuko anūkų jį pakels, o toje vietoje, kur jis stovėjo, pastatys ką nors rimtesnio, ilgamžiškesnio. O kiekgi jų tėvuko anūkų atsibeldė į šį pasaulį? Vyrų 3, moterų 5, taigi viso 8. Ir tik jis, Romas, tą pačią tėvuko pavardę dėvintis ir savo sūnui ją perdavęs. Mamytė Romui pasakojo, kad tėvukas jam gimus labai džiaugiasi ir liepė tėvams į krikštynas pakviesti 2 krikšto tėvus ir 2 krikšto motinas. Taip ir buvo. Dabar, pakėlęs Danutės statytą kryžių, Romas nusprendė, kad nieko iš kitų tėvuko anūkų jis neieškos. Ne kryžių, o rimtesnį paminklą užsakys ir pastatys pats. Subrandinęs tokią mintį, Romas vasarą apsilankė pas pažįstamą liaudies meistrą, kurio ąžuolo gaminiai puošė ne vienų kapinių kapus. Meistras pažadėjo paminklą, meno gaminį pagaminti iki rudens ir žodį tesėjo. Saulėtą spalio pradžios šeštadienį paminklas įsikūrė automobilio priekaboje, beliko jį tik nuvežti ir pastatyti prie senelių kapų. Paminklas sunkus, Romas be talkos jo nepastatys. Ką pasikviesti pagalbą? Kai paskambino Andriui, šis pasakė, kad mielų norų pakeliaus į miestą, kuriame ir pats pas senelius buvo ragavęs ankstyvos vaikystės. Darbuotis kapinėse pradėjo rytą. Ąžuolinį paminklą nutarė statyti kryžiaus vietoje. Tada kryžių į skiedinio košę įbrukęs vyriškis nepagalvojo, kad medis betone nekvėpuos, suskups pūti. Todėl dabar iškastoje duobutėje jiedu pastatė ant 4 armatūros kojų sumontuotą paminklą, o paskui ją pripildė skiediniu. Stovėk per amžius, ąžuolo paminkle, tarė Romas, kai jiedu baigė darbus ir nusiplovė rankas, nuėjo prie mašinos persirengti ir paklausė: tau nieko neprimena šitie žodžiai? Priminė. Berods Mieželaitis po to, kai Kryžkalnyje buvo atidengtas nuostabus paminklas, parašė: stovėk per amžius Kryžkalnio lietuvė. Deja, neilgai stovėjo ant to kalno gražuolė. Juodos rankos atliko juodą darbą. Tikiuosi,
mūsų paminklo niekas nenuvers. Ir aš tikiuosi. Nors esu girdėjęs, kad dabar net kapų paminklus, žinoma, ne akmeninius, ilgapirščiai pavagia ir į kitus miestus parduoda. Ir vėl, kaip kiekvieną kartą, Jurgarkas pasitiko Romą sugrįžimais į tolimą vaikystę. Ir vėl jis lėtai važiavo gatve, pro 6 numeriu pažymėtą namą, žvelgė jo didelius, pažįstamus ir tais pačiais senoviškais rėmais langus. Kažkur, o gal būtent šio namo kieme, pragydo gaidys, priminęs vaikystės plėšrūną. Nieko iš namiškių anas nelietė, jis lindo tik prie mažuliuko Romuko ir vaikas pradėjo bijoti, kad neįkirstų. Ir štai kartą, kai Romukas bėgo per kiemą, gaidys pasivijo jį, užšoko ant galvos ir žiauriai kirto. Surikęs vaikas puolė į virtuvę ir tada jį krūviną pamačiusi suriko prie puodų stovėjusi mamytė. Jai pasirodė, kad gaidys iškirto sūnų į akį, bet kraujas ruveno iš žaizdos antakyje. Tuo metu namuose buvęs tėtis, mamytei pareikalavus, griebė kirvį, pasigavo gaidį ir tuoj pat ant kaladės įvykdė mirties nuosprendį. Žaizda greit užgijo, bet nedidelis randas virš antakio išliko visam Romo gyvenimui. O mane vėl vilioja rudenėjančio pūsodžio takais svajingai ištarė Romas. Berods, jo pakraštyje dar mano pirmoji mokykla stovi. Tai važiuojam, atsiliepė Andrius, ir man bus smagu tais takais pasivaikščiot. Tas prie pagrindinės gatvės prigludęs medinis namelis, kuriame pirmaisiais pokario metais Romukas pradėjo eiti mokslus, tebestovi. Tačiau jis gerokai sulindęs į žemę. Jame negyvenama, langai užkalti. Štai tokia mano pirmoji mokykla, pasakoja Romas. O žinai, sūnau, ką aš labiausiai iš tų mokslų pamenu? Mokė mane šioje lūšnoje Šiaulienė. Tokia miela mokytoja, bet kartą jis susirgo ir ją pavaduoti atėjo jos vyras. Iškart pajutom, kad jis daug griežtesnis ir reiklesnis. Mokytojas ėmė daugiau namų darbų duoti, o tai mum pypliam nepatiko. Kartą liepė namuose mintinai išmokti eilėraštį, o aš nutariau, kad to nebūtina padaryti. Ir kitą dieną ramia sąžine atkeliavau į pamokas. Tačiau, kai mokytojas pradėjo kviest prie lentos mokinukus, o šie mintinai pyškino eilėraštį, mane jau pradėjo krėst baimė šiurpas. Prie lentos pakviestas atėjau, o mokytojas, supratęs, kad eilėraščio aš neišmokau, pasakė: palieku tave po pamokų, pasėdėsi ir išmoksi. Sėdėti, kai visi vaikai eis namo po pamokų. tą sėdėjimą supratau kaip baisią nuobaudą ir po paskutinės pamokos sugriebęs mamytės pasiūtą terbelę su knygom nėriau pro duris. Vaikai neskubėdami papiro kas kur. O aš visus aplenkęs skuodžiau link Mituvos tilto, bijodamas atsigręžti, nes man atrodė, kad mokytojas vejasi. Nesivijo? Šyptelės paklausė Andrius. Na, turbūt nesivijo todėl, nusijuokė Romas, kad nuo jo bėgo būsimasis mokyklos direktorius. O kitą dieną kliuvo. Sėdėjau pamokose tarsi kuolą prarijęs ir laukiau, kokią nuobaudą mokytojas man skirs. O šis, paskutiniai pamokai baigiantis, prie manęs paglosti ir tarė: tu vakar pamiršai po pamokų pasilik. Išmokai eilėraštį namuose, o kai išmoksi, mums padeklamuosi. Išmokai? tą pačią dieną, o kitą jau deklamavau. Jie du lėtai žengė apsinuoginančio pūsodžio takais ir mėgavosi gausiai prikritusių lapų po kojom šlamesiu. Romui atrodė, kad tik čia, jo vaikystę menančiame parke, lapai šlamėjo ne taip, kaip visur. Čia jie kalbėjo sava, neužmirštama jurbarkietiška kalba, kuri vertė jį skęsti sugrįžimuose. Pasiekę Vinco Grybo muziejų, jiedu pastovėjo prie raudonų plytų mūro, paskui pasuko atgal. Ir vėl po kojom šlamėjo lapai, ir Romas pasidžiaugė, kad parko prižiūrėtojai neskubėjo apnuoginti jo takų.
O dar mudu nukeliaukime į Verpikus, tarė jis, staptelėjęs prie šiaurinio flygelio. Aš ten buvau su tėvais tik vaikystėj, o tau turbūt to kaimo pavadinimas gi nieko nesako. Kodėl nesako? Aš žinau, kad tai mano senelio gimtinė, tik dėja joje neteko buvoti. Važiuojam. Diena mums šypsos ir tuo reikia naudotis. Tie Verpikai nuo Jurbarko netaip jau ir toli. Kirtę Nemuno tiltų ir patekę į Kidulius, jie pasuko į dešinę, paskui pravažiavę Sudargą ir Slavikus pasiekė Verpikus. Juose niūru, nėra kas stebėti. Atsilaikiusi 2 pasaulinių karų metu medinė stuba po dėdės Vinco į Sibirą ištrėmimo daugiau nei pusę amžiaus nebuvo prižiūrima, net stogas neremontuojamas, todėl susmuko, subyrėjo, virto papuvusių rąstų krūva, kurioje suvešėjo dilgėlynas. Šulinys rymo be svirties, jo rentinys apšašojo samanų kuokštais. Sunku patikėti, kad čia buvo gyventa, mylėta, ūkininkauta. 1948 metų gegužės 22 dieną išdraskytas lizdas daug metų vegetavo, tačiau taip ir neatgijo, neprisikėlė, neatgimė. Tik Siesartis, kaip ir tada, suka savo vingį, jį daug ką mena, o ištrukusi iš sietuvų ir skalaudom akmenų nugaras čiurlena tik jai suprantamas melodijas.